Sveiki draugai, šis video bus iš ateities. Taip mes jį pavadinsim, o pavadinsim todėl, kad prieš mus yra dėžutė, kuris skirta yra ateičiai. Prekyboje šio daikto nėra, bet mus gamintojas išgirdo ir mes turime disko apsaugą skirtą būtent DCK vejos robotams. Gamyba jau yra pradedama, beliko sulaukti, galbūt žiemą jau mes jų ir turėsime, kitam sezonui tai tikrai. Šis diskas skirtas apsaugoti peiliukus nuo užstrigimo. Taip kad pirmiausia verčiamės robotą ant pilvo ir žiūrim, ką turim. Na, čia tipinė standartinė situacija. Peiliukai yra pristrigę, vadinkim. Problemų tai nekelia pjaunant iš principo, bet vartotojai neretai juos labai jautriai reaguoja. Tai mes gamintojai užsakėm savo norus, pateikėm idėjas ir turime, ką turime. Turime apsaugą. Tai visų pirma reikės čia viską išsiardyti, nieko čia neliks, viskas bus per naujo surinkama. Na štai, diskas uždėtas, sukasi atskirai, peiliukų net nesimato. Aš tai ir peiliukai. Taip kad nuo šiolei dabar viskas bus apsaugota, kitaip tariant, kai peiliukas pjaus žolę, žolė nepalys ten po disku ir nekirs peiliukų. Norėjote, parašėte, gamintojas mūsų išgirdo ir davė. Apie kainas, apie paslaugą, kiek tai kainuos, viską papasakosim vėliau, kuomet atvažiuos visas siuntinys. Kol kas tai yra tiesiog, taip liaudiškai tariant, pletkas iš ateities. Na ką, testas. Pažiūrėsime kartu, kaip viskas vyksta realybėje. Nusiskanuos robotas aplinką, nusiims atskaitos tašką ir važiuos dirbti. Nejungia disko, nes važiuoja ten toli, kur baigęs yra darbą. Į tą vietą, nuo kurios jisai buvo paimtas. Tai palauksim, kol jis nuvažiuos. Na va, garsas nepasikeitė. Brūži. Tiesiom, gražiom linijom. Kaip mato, dabar robotas važiuoja tą kryptim, o prieš tai buvo šiek tiek skersai, nes kiekvieną kartą jisai per 10 laipsnių suka kampą. Tam, kad jeigu kažkoks roželis kažkur būtų likęs ir kad nebūtų išvažinėta vienoje vietoje, jis kaitaliojo kryptis. Puikus laukia jūsų atnaujinimas. Išties jau patinka.